Labas. Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie tai, kas rūpi investuotojams. Na ką, uždarėme paskutinę lapkričio savaitę ir nors ji buvo trumpesnė, bet judesio tikrai užteko. Pagrindinis JAF indeksas pakilo virš 3% ir šiuo metu yra labai netoli buvusios viršūnės – all time high. Todėl labai įdomu, koks bus gruodis, kaip mes pabaigsime šiuos metus. Aišku, norėtųsi tikėtis, kad ši augimo tendencija tęsis, nes jeigu remti statistiką, tai per pastaruosius 30 metų gruodis dažniausiai pridėdavo prie pagrindinio indekso 1% ir rinkos augo maždaug 70% atvejų. Todėl žiūrėsime, kaip bus šiemet. Na, o kol kas atrodo, kad su pasvyravimais, bet visgi lipsime į viršų, gal ir ne tik tai gruodį, bet ir sausį. Žiūrėsime, kokia bus situacija. Na, o kol kas, nors mes ir ne amerikiečiai, mes neturime padėkos dienos, bet kaip investuotojai tikrai turėtume būti už daug ką dėkingi šiems metams. Visų pirma, augo kapitalas, S&P 500 jau 3 metus iš eilės siekia dviženklės grąžos, apie 15%. Ir nors ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų, tačiau noriu pasidalinti Bloomberg grafiku, kuriame matyti cikliškumas, kad po kelių metų dviženklio augimo neretai seka rimtesnės korekcijos. Todėl labai įdomu, ar nepasikartos paskutinis scenarijus, kai po 3 stiprių metų ketvirtieji jau buvo su 19% kritimu. Tai pagyvensim, pamatysim, o kol kas turime kuo džiaugtis ir už ką dėkoti, nes po 22 metų įvykusio 19% kritimo 3 metus mes gyvenome puikiausiomis nuotaikomis, indeksai vis perrašydavo naujas viršūnes, momentinius pakritimus greitai išpirkdavo ir jeigu ne ChatGPT paleidimas 22 metų pabaigoje, na dar klausimas, kur dabar būtume. Nes būtent jis ir paskatino milijardus dolerių investicijų į dirbtinį intelektą, ko pasekoje paskatino galingą technologijų kompanijų ralį, kuris tęsiasi iki dabar. Ir iš vienos pusės ši inovacijų banga gali pakeisti ekonomiką, atverti naujas augimo galimybės, gali padidinti našumą, tačiau iš kitos pusės jie taip pat kelia riziką, nes yra pernelyg didelė koncentracija, plus aukšti vertinimai ir bet kuriuo momentu investuotojai gali nusivilti, ypač jeigu dirbtinio intelekto pritaikymas nepateisins lūkesčių. Ir tuomet didžiosios kompanijos momente gali labai stipriai sudrebinti visą rinką. Nors ir puikiai suprantame, kad dirbtinio intelekto tendencijos išlieka ilgalaikės ir kad technologijų pritaikymas ir toliau bus teigiamas rinkos katalizatorius. Bet momentinės baimės ir pozicijų likvidavimas gali sukelti tikrai nemenką audrą. Šią savaitę mūsų Facebooko grupėje aš dalinausi dviprasmišką informaciją, kai indeksai yra netoli istorinių viršūnių, nors investuotojų jau neapleidžia ir baimės jausmas. Ir toks derinys, aš jau sakyčiau, šiaip savo. Bet didieji bankai kažkodėl labai optimistiški, nepaisant stipraus atsigavimo pastarosiomis dienomis, vis daugiau analitikų pradėjo minėti ir kalėdinį, ir naujųjų metų ralį. Pavyzdžiui, Morgan Stanley žiūri dar toliau, banko analitikai patarė klientams pirkti dabar, žvelgiant į 26 metus, nes 26 metų pabaigoje S&P 500 indeksas bus netoli 7800 punktų. Deutsche Bankas taip pat padidino savo S&P prognozę iki 8000 punktų iki 26 metų pabaigos. UBS savaitę anksčiau jau yra pasisakę, kad mato 7500 iki kitų metų pabaigos. Taip pat Barclays padidino savo S&P tikslus 26-iesiams nuo 6550 iki 7000. Aišku, koks bus kelias iki minimų viršūnių, tai niekas nežino. Bet galutinio stotelė visai atrodo patraukliai. Bet tuo tarpu Michael Burry kalba visiškai priešingai, kaip ir žadėjo šią savaitę jisai išleido naujienlaiškį, kuriame išdėstė savo požiūrį į dabartinį dirbtinio intelekto burbulą. Dabar Burry mato daug panašumų su ankstesniais burbulais, kai investuotojai kaip avis, plus tada taip pat sakė, kad šį kartą viskas yra kitaip, aukšto rango pranešėjai ir generaliniai direktoriai visus tikino, kad viskas yra tiesiog puiku. Ir kaip ir .com eroje, investuotojai dabar taip pat tikisi eksponentinio augimo, ignoruodami susirūpinimą dėl projektų pelningumo
ir finansuodami didžiulės kapitalo investicijas, remdamiesi prielaidą, kad technologijos pakeis ekonomiką, pažymi Burey. Priminsiu, kad Michael Burey šortino 2008-aisiais hipotekos krizės metu, taip pat jisai šortino Amazon akcijas per 2000 metų interneto burbulą ir šiuo metu taip pat opcionų pagalba jisai stato ant Nvidia ir Palantir akcijų kritimo. Žinoma, yra racijos ant tokio statymo ir pagrindinė priežastis, kodėl rinka dar nesugriuvo arba kodėl didžiosios kompanijos dar nėra išparduodamos, tai kad vėl mes laukiame spartesnių palūkanų normų sumažinimų. Vėl auga statymai, kad gruodžio mėnesį bus dar vienas mažinimas. Tai būtų jau trečias palūkanų normų sumažinimas šiais metais. Taip pat Pavelo kadencija baigsis kitų metų pavasarį ir kai į jo vietą ateis patikimas žmogus, kuris klausys Trumpo, tikėtina, kad normos bus mažinamos daug sparčiau. Plius neužilgo gali įsijungti ir taip vadinama pinigų spausdinimo mašina. Ir momente tokios žinios, aišku, suteikia labai daug pozityvo. Bet mes turime turėti omeny, kad jeigu iki šiol didžiosios kompanijos augo dėka milžiniškų rekordinių baibekų, tai kitąmet mega gigantai jau nebegalės skirti tiek pinigų savų akcijų išpirkimui, nes jų capeksas labai stipriai išaugo ir planuojama, kad jis ir toliau augs. Vadinasi, stipresnė korekcija greičiausiai yra neišvengiama kitais metais. Ir jeigu pagal tokį scenarijų įvykiai rutuliosis, tai kažkurio momentu turėtų įsijungti ir rinkos gelbėjimo planas. Trumpas su naujoju Fed vadovu tą tikrai mokės padaryti. Na, o tada vėl matysime ralį aukštyn. Tiek akcijose, tiek kripto, tiek aukse, nes tai bus alternatyva pingančiam doleriui. Na, o tada vėl infliacija, vėl palūkanų didinimas ir panašiai. Todėl žiūrėsime, ar per 26-uosius visą tai ir praeisime, ar dar reikės palaukti. O kol kas aptarkime atskiras kompanijas. Savaitės žemėlapis labai ryškiai žalias, šią savaitę augo praktiškai viskas. Tik štai toliau išparduodama yra Oracle. Ankstesniuose epizoduose aš kalbėjau, kodėl toks kritimas yra labai logiškas. Investuotojai jaučia nerimą ir tai atsispindi tiek CDS kainoje, tiek akcijos volatilume. Ir kaip minėjau anksčiau, kompanija grįžta prie savo tikrosios vertės, kaip ir turėtų būti. Na ir Nvidia iš didžiųjų kompanijų stipriau koregavosi šią savaitę. Nes čia pasirodė naujienos, kad Kinija lėtai, bet užtikrintai atsiskiria nuo Nvidia, mat jie uždraudė naudoti Nvidia dirbtinio intelekto čipus naujose ByteDance duomenų centruose. Ir negana to pasirodo, kad Meta derasi su Google dėl kelių milijardų dolerių vertės TPU skirtų duomenų centrams įsigijimo nuo 27 metų. Aišku, Google akcijos pakilo po šios žinios ir dabar visai yra netoli 4 trilijonų dolerių rinkos kapitalizacijos. Įdomu tai, kad nors TPU pristatymas numatomas 27-aisiais ir dar vėliau, bet čipų nuoma per Google Cloud numatoma jau 26-aisiais. Ir čia pirmą kartą Google leis naudoti TPU trečiųjų šalių duomenų centruose ir pagal analitikų vertinimus yra skaičiuojama, kad tokiu būdu iš Nvidia bus atimta iki 10% jos metinių pajamų. Tai 10 milijardų dolerių. Ir kodėl tai yra svarbu, kodėl tiek dėmesio sulaukia šitą naujieną? O todėl, kad Meta yra viena didžiausių Nvidia klientų visame pasaulyje. Pasak Zuckerbergo, Meta planuoja 25 metais išleisti 72 milijardus dolerių dirbtinio intelekto infrastruktūrai. Ir visą šią sumą padidinti 26-aisiais. O Google gauna galimybę prasiveržti dirbtinio intelekto čipų segmente. Nes TPU V5 ir V5e gavo labai aukštus balus, kai tuos čipus lygino su H100. Jos TPU yra ne tik aparatinė įranga, bet ir visas programinės įrangos paketas, nes Google kūrė jau 10 metų ir visiškai kontroliuoja architektūrą. Todėl toks Meta ir Google TPU derinys yra rimčiausias smūgis tokiam naratyvui, kad Nvidia yra nenugalima, nepakeičiama ir panašiai. Ir net jeigu grėsmės bus realizuotos tik iš dalies, bet alternatyvaus čipų tiekėjo atsiradimas tikrai pakeis pramonės struktūrą. Na, o Alphabet apskritai nušvinta visai kitokiamis spalvomis, nes dabar įmonės perspektyvos yra visiškai pasikeitusios. Nes antimonopolinės rizikos sumažėjo,
Taip pat staiga dingo baimės dėl ChatGPT konkurencijos ir akcijos nuo pavasario žemumų jau pakilo daugiau nei 120%. Ir dabar jau visiems aišku, kodėl Warrenas Buffettas pirko Google akcijas. Ir čia tikrai nieko bendro nėra su jo mokėjimu rasti neįvertintas kompanijas, nes tai yra tiesiog vadinama informacija. Ir vieni ją gauna gerokai anksčiau. Čia labai panaši istorija su žaidimo kompanijos Activision Blizzard. Pamenate, senelis nusipirko akcijų paketą prieš kelis mėnesius iki paskelbimo, kad Microsoftas tą kompaniją nupirks gerokai brangiau nei tuometinė rinkos kaina. Ką padarysit, taip jau sukasi tas mūsų pasaulis. Momente buvo didesnis išpardavimas puikiai mums žinomos kompanijos Novo Nordisk, tikeris NVO, iškart po to, kai ji paskelbė duomenis apie nelabai sėkmingo vaisto nuo Alzheimerio ligos tyrimo rezultatus. Ir nors jau kuris laikas investuotojai labai baudžia šią kompaniją, kad ji nebeplanuoja didelių pelnų augimų, bet ištikimiausi gerbėjai supranta, kad pagrindinė veikla nenukentėjo, pagrindinių vaistų patentai galioja iki 31 metų, dividendai prie buvusių dugnų viršijo 4% per metus, todėl greitai buvo atpirkta kompanija ir dabar liko 3,5% dividendų. Tuo tarpu Apple stovykloje puikios naujienos, nes Apple pirmą kartą per 14 metų tapo išmaniųjų telefonų rinkos lyderė. Pagal pardavimus jinai aplenkė pagrindinį konkurentą Samsung. Apie tai pranešė Bloomberg, remdamasi Counterpoint Research. Ir nors pamenate, buvo pranešimų iš ekspertų, kad naujieji iPhone'ai yra vidutiniški, jie lengvai linksta, praktiškai be naujovių, tačiau pardavimai rodo ką kitą. Klientai, kaip matome, aktyviai perka ir tai yra svarbiausia. Puikios naujienos Uber gerbėjams, nes jis kartu su WeRide Abu Dabyje pristatė pirmuosius savaeigius taksi automobilius artimuosiuose rytuose. Puikiai žinoma kompanija Puma buvo tikra žvaigždė, nes per savaitę jos akcijos pakilo virš 25%, kai buvo pranešta apie galimą bendrovės pardavimą. Mat Kinijos sportinės avalynės, aprangos ir įrangos gamintoja Anta Sports svarsto galimybę įsigyti Vokietijos sportinės avalynės, aprangos ir įrangos įmonę Puma, praneša Bloomberg. Remiantis Bloomberg šaltiniais, Anta Sports gali bendradarbiauti su privataus kapitalo įmonė, kad įsigytų Puma. Kiti potencialūs Puma pirkėjai yra Kinijos sportinės aprangos prekės ženklas Li Ning, kurį įkūrė gimnastė ir olimpinė čempionė Li Ning, ir Japonijos sportinės aprangos gamintoja A6. Diskusijos dėl Puma įsigijimo vis dar yra preliminarios ir dar nežinoma, kurie pirkėjai dalyvaus, bet, kaina sukilo, lyg būtų jau viskas patvirtinta. Ir pabaigai pasikalbėkime apie tai, kad JAV griežtina čips įstatymo reglamentus, todėl pasiaiškinkime, kam gresia pavojus, o kam bus iš to naudos. Nes būtent šią savaitę su čipais susijusių kompanijų akcijos stipriau ir augo. JAV kongrese pateiktas įstatymo projektas, kuris gali tapti vienu reikšmingiausių apribojimų puslaidininkių sektoriui per pastaruosius metus. Pagal siūlomą reglamentą 10 metų būtų draudžiama toms įmonėms, kurios gauna čips įstatymo dotacijas, pirkti kinišką lustų gamybos įrangą. Tai apimtų viską, nuo sudėtingiausių litografijos ir metrologijos sistemų iki paprastesnių plokštelių pjaustymo ir valymo mašinų. Iš esmės tai reiškia, kad JAV uždaro Kinijos įrangos rinką visoms būsimoms amerikietiškoms gamykloms, statomoms pasinaudojant subsidijomis. Prisiminkime, kas jau yra gavę čipsų dotacijas. Tai dotacijomis aktyviai naudojasi TSMC, Samsung ir žinoma Intel. Jeigu įstatymas bus priimtas, visi šie gigantai jau negalės įsigyti kiniškos įrangos ir turės dirbti tik su draugiškomis tiekėjų šalimis, tai yra Japonija, Pietų Korėja, Nyderlandai, JAV ir panašiai. Ir klausimas, ar joms yra gerai, bet, ką padarysim, toks yra nutarimas. Kodėl šis įstatymas atsirado dabar? 2023-2024 metais daugybė čipų gamintojų testavo kinišką įrangą, tam, kad sumažintų priklausomybę nuo ASML, Applied Materials ir Lamp Research. Taip pat tam, kad sumažintų gamybos kaštus, kad diversifikuotų tiekimo grandinės ir panašiai. Ir Kinijos įrangos gamintojai SMEE, Naura ir AMEC, iš kurių daugiausiai jie ir pirko, nes jie yra smarkiai pažengę šiose technologijose.
Šitos kompanijos užėmė dviženklės rinkos dalis tam tikrose segmentuose ir tapo realiais konkurentais vakarų tiekėjams. Taip pat Kinija vien į įrangos segmentą investavo apie 40 milijardų dolerių. Jinai fokusavosi į šią sritį tikrai ilgus dešimtmečius, todėl pasiekė išskirtinių konkurencinių pranašumų. Ir tą matydama JAV nusprendė, kad jeigu mes leidžiame subsidijas JAV gamykloms, negalime leisti, kad jos būtų statomos su Kinijos mašinomis. Tai dabar kokiosgi įmonės susidurs su didžiausiamis grėsmėmis arba didžiausia rizika? Tai visų pirma TSMC, nes jie testavo kinišką įrangą. Taip pat kompanija tikerių NXP, kuri irgi testavo kiniškus analoginiams procesams skirtus įrankius. Ir šiuose segmentuose Kinija yra labai stipri. Taip pat kompanija Global Foundries, kuri naudoja kinišką įrangą nuo 40 iki 180 nanometrų, kurie JAV yra paklausiausi automobiliams ir pramoniai. Visoms šioms įmonėms tektų skubiai keisti planus. O kas laimi šio reguliavimo, tai žinoma, Amerikos įrangos gamintojai, jie laimi didžiuliais mastais, tai visų pirma Applied Materials, tikeris AMAT, Lam Research, tikeris LRCX ir KLA, tikeris KLAC. Šios kompanijos jau 2022-2024 metais gavo naudą iš eksporto draudimų Kinijai, o naujasis įstatymas gali tvirtinti jų dominavimą mažiausiai 10-mečiui. Todėl galime atkreipti šias kompanijas dėmesį. Na ir kiek mažiau naudos turės ASML, Intel ir TSMC. Ir kalbant apie TSMC, tai pati kompanija išliks tikrai globaliai stipri, tik JAV maržos kris. Todėl investuotojams tas gali labai nepatikti. Ačiū Jums, kad buvote kartu, susitiksime kitą savaitę.